Lietuvos sporto laidoje apie svarbiausius šio savaitgalio sporto įvykius Lietuvoje. Jau šį savaitgalį gali paaiškėti Lietuvos futbolo čempionai. Iš šono dabar visiems atrodo, kad čia viskas buvo labai lengva, 10 taškų Žalgiris pirmauja. Baltijos lygos lyderiai Vilniaus Flamingo Volley tinklininkai namuose priims olimpinio vicečempiono treniruojamus latvius. Čia mums į naudą gali sugroti tai, kad jis ten visą vasarą ir rudenį dirbo su Latvijos rinktinė. Sostinėje rengiamas tarptautinis turnyras Lietuvos rankinio patriarchui Janiui Grimbergui atminti. Norim, kad jisai taptų tikrai tradicinis, nepertraukiamas. Lietuvos krepšinio lygoje naujo Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio laukia Tomo Pačėso išbandymas. Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Vilniaus Žalgirio futbolininkai jau šį sekmadienį gali užsitikrinti Lietuvos čempionų titulą. Iki čempionato pabaigos likus 4 turams žalgiriečiai artimiausius persektojus lenkia 10 taškų. Pergalė namuose prieš Klaipėdos Atlantą žalgiriečiams garantuotų 4. Lietuvos čempionų titulą iš eilės. Komandai yra iškeltas tikslas laimėti kiekvienas kitas rungtynės, tai čia yra svarbiausia ir ypatingai paskutinės rungtynės su Atlantu pralaimėjom, visada bekompromisinė kova, visada labai sunkios rungtynės su jais, nes jie Žalgiris, tai jiems yra dvigubo ar net trigobo motyvacija, tai čia yra svarbiausia, kad sužaist paprasčiausiai geras rungtynės. Pastaruosius metus Žalgirio futbolininkai Lietuvoje šluoja visus trofėjus. Be 3 iškovotų šalies čempionų titulų Vilniečiai net 6 kartus iš eilės laimėjo šalies taurę. Tačiau Žalgirio trenerio teigimu laimėti nėra taip lengva, kaip gali atrodyti iš šalies. Iš šono dabar visiems atrodo, kad čia viskas buvo labai lengva, 10 taškų Žalgiris pirmauja, bet iš tikrųjų turėjom gan nelengvą sezoną, jeigu prisiminti ir analizuoti. Čia, aišku, galbūt reikėtų daugiau laiko, bet užtenka pasakyti tai, kad po praeito sezono pas mus pasikeitė 10-11 žaidėjų ir čempionato pradžia tikrai nebuvo tokia lengva. Turėjom ir porą, trejetą pralaimėjimų sezono pradžioje ir tik tai po Europos taurių mes atsistojom prieš Europos taurės, ten 1 taškas buvo skyrė komandas nuo 1 vietos, bet po Europos taurių mes jau tvirtai atsistojom 1 vietą, tai tada, kada jau tikrai komanda susižaidė, kada jau atsirado tas reikiamas balansas aikštėje, ryšiai tarp grandžių, tada jau mūsų laikyti buvo iš tikrųjų gana sunku, bet iki tol tai tikrai nebuvo lengva. A lygoje intriga išlieka kovoje dėl bronzos medalių. 3 vietą užimanti Marijampolės Sūduva artimiausia perstoja Klaipėdos Atlantą lenkia 2 taškais. Prieš paskutinėme ture šios komandos susikaus tarpusavyje. Šeštadienį prasidės ir kova dėl kelialapio į A lygą. Pirmos lygos vicečempionė Palangos komanda susitiks su prieš paskutinėje A lygos vietoje likusiu Utenos Uteniu. Pirmos rungtynės vyks Palangoje, atsakomosios po savaitės Utenoje. Įspūdingomis pergalėmis Baltijos lygą pradėjo Vilniaus Flamingo Volley tinklininkai savaitgalį kviečia į pirmąsias sezono rungtynes namuose. 2 pergalės iš tiek pat galimų iškovojo vilniečiai tapo Baltijos lygos lyderiais. Pirmose varžybose ir žaidimas, ir rezultatas taip nudžiugino ir ypač gerai sekėsi žaisti antrose varžybose, kadangi padarėm nedaug savo klaidų nuo varžybų pradžios iki pabaigos, ten mažinam klaidų skaičių ir žaidimo gerinam. Tas iš tikrųjų pavyko. Kaip bus ateinantį savaitgalį, parodys tik tai žaidimas, nenoriu jokių prognozių. Mes pradėjome pakankamai gerai ir tiesiog norisi pratęsti. Šitoje vietoje norisi, kad pas mus būtų praeito sezono tęsinys. Mes pabandėm, kažkas išėjo, kažkas neišėjo, pabandom, pasistengėm daugiau. Tai aišku, dabar šiam momentui užduotis yra kuo geriau sužaisti reguliariam sezone ir patekti į atkrintamasis varžybas. Flamingo Volley ir Baltijos lygoje šį sezoną debiutavę Šiaulių Alga Masters Aidėja tinklininkai savaitgalį namuose priims Latvijos komandas. Vieną iš lietuvių varžovių Rygos RTU komandą treniruoja ryškiausia Latvių tinklinio žvaigždė Seulo olimpinis vicečempionas Raimundas Vildis. Kalbant apie Rygos komandą, tai visų pirma turiu paminėti, kad šią komandą treniruoja olimpinis čempionas Raimundas Vildis ir dabartinės ilgametės Latvijos vyrų tinklinio rinktinės treneris ir rimtas specialistas. Aišku, čia mums į naudą gali sugroti tai, kad jis ten visą vasarą ir rudenį dirbo su Latvijos rinktinė ir gal paskutinės 2-3 savaitės, kai Europos atrankos ciklas pasibaigė, persijungė į klubą. Savaitgalį vyks ir Baltijos moterų tinklinio lygos rungtynės. Jonavos Achemos tinklininkė sieks pirmos pergalės rungtynėse su Latvijos ekipomis. Pergalingai turnyrą pradėjusios Alytaus Prekybos ir Kauno tinklininkės 3. ir 4. turo rungtynės žais išvykoje.
Didžiausia Lietuvos krepšinio lygos 9-ojo turo intriga bus sekmadienį Klaipėdoje. Tomo Pačėso treniruojamas Vilniaus Lietuvos Rytas svečiuose sieks revanšo prieš naujo Lietuvos rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio vadovaujamą Klaipėdos Neptūną už pralaimėjimą praėjusio sezono LKL pusfinalyje. Šį sezoną Vilniaus ir Klaipėdos komandos pradėjo skirtingai. Per 8 turus 6 pergalės iškovoję Vilniečiai užima 2 vietą. Tik 3 kartus laimėjęs Neptūnas kol kas 6. Lygoje pirmauja 7 pergalės turintys Kauno Žalgirio krepšininkai, kurie 1 pergalę lenkia Lietuvos Rytą ir Panevėžio Lietkabelį, bei 3 pergalėmis Pasvalio Pieno Žvaigždes ir Kėdainių Nevėžį. Savaitgalį Vilniuje net 2 salėse virsta rankinio aistros. Jau 3 metus iš eilės sostinėje rengiamas vienas didžiausių Europoje jaunių ir jaunučių tarptautinis rankinio turnyras Lietuvos rankinio patriarchui Janiui Grimbergui atminti. Organizavom 3 kartą, 3 metus iš eilės. Norim, kad jisai taptų tikrai tradicinis, nepertraukiamas. Ir komandos visą laiką gan skirtingos, kadangi yra mums įdomu pakviesti kuo stipresnės komandos, ne visada taip gaunasi, bet šiais metais nauja komanda, įdomi komanda, tai yra Rumunijos ir mergaitės ir berniukai. Vedam 2 amžiaus grupių, 98 metų gimimo ir 2000-ųjų. Ir čia yra geras labai poligonas mūsų jaunimo, jaunučių rinktiniam pasirengti varžyboms, nes per daug tarptautinių varžybų mes neturime. Nuo penktadienio iki sekmadienio Lietuvos edukologijos universiteto ir Tauro sporto mokyklos salėse vyksiančiame turnyre rungtyniaus vaikinų ir merginų komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Rumunijos ir Baltarusijos. Lietuvių gretose rungtyniaus nemažai perspektyvaus jaunimo, tačiau rankinio specialistų teigimu dėl prastos finansinės situacijos Lietuvos klubai negali išlaikyti geriausių žaidėjų ir dėl to kenčia Lietuvos rinktinės. Mes turim tokį gan ydingą praktiką, kada atbaigia sporto mokyklą. Ir paskui mes negalim palaikyti, reiškia, tos žaidėjus Lietuvoje išlaikyti. Jie išvažiuoja labai jauni į kokios 5-6 lygos, pavyzdžiui, Vokietiją arba ten į kitas šalis. Ir mes daug ką prarandam. Jeigu tam tarpiniam laikotarpį mes galėtum juos palaikyti, klubuose, pavyzdžiui, 2-3 metus, kad jie sukaktų 22 metų išvažiuotų, pavyzdžiui, geresnį klubą, tada būtų galima kalbėti, kad mes galime sulaukti jaunų talentingų žmonių, kurie gali ateiti į rinktinės. Po savaitės Vilniuje rungtyniaus ir nacionalinėje Lietuvos rinktinėje. Europos čempionato atrankos turnyre lapkričio 6 dieną Siemens arenoje Lietuvos rankininkai susitiks su Norvegijos rinktine.